Po trumpos reklamos grįžtame į tiesioginį Sport1 eterį, kur tęsiasi laida Futbolas LT. Iš tikrųjų, karštos diskusijos net ir tada, kai reklama. Mes prieš reklamos pauzę išgirdome iš pono Raslano žodžius: futbolas prieinamas visiems. Man atrodo, kad tai yra neteisybė. Pone Turski, jūs esat vienas iš tų, kuris sutvarkėt aikštį ir man atrodo, kad tai, ką jūs padarėt Saulėtekį, iš tikrųjų to turėtų pasimokyti ir federacija. Kodėl federacija, aš vėl grįžtu, turėdama pinigų, nesugeba padaryti tai, ko ponas Turskis, aš nežinau, gal jis irgi turi pinigų, sugebėjo padaryti turbūt geriausią Vilniaus mieste aikštę? Pinigų mes neturim tiek, kiek reikia, bet stengiamės ir kažką tai padedant mūsų valdžiai universiteto apsitvarkėm. Tai studentai turi kur sportuoti, taip pat ateina... Kokį patarimą galit federacijai pasakyti, kad būtų daugiau... Patarimą, kas čia koks nors patarėjas, jie yra organizacija aukščiau už mane stovi, tai mano patarimų jiem nereikia, jie patys... Bet jeigu žino. galima nemoka... Aš tik galvoju, kad paprasčiausiai reikia įdėti labai didelį norą į tą darbą, reikia fanatizmo labai, tokių žmonių gal kaip aš yra nedaug. Neturit noro, ponė Kvedarai? Aš galiu, nežinau, tai gal Rimai pasakysiu, tegul Rimas pasako iki galo. Tegul pasako. Manau, ne Kvedarui tas aikštės tvarkyti ar Varanavičiui, čia jeigu taip objektyviai žiūrėti tos dalykus, čia turėtų užsiimti ir kiti žmonės. Visi nori ateiti ant gatavo, taip nebūna. Reikia ir patiems treneriam kažkur prisidėti prie tų reikalų ir daugiau galbūt savivaldybė padėti, kad padėtų tiem treneriam tvarkytis. Mokyklų direktoriam reikia labai stipriai susigriebti, nes aš turiu savo minčių apie tas sporto mokyklas. Čia gerai sako gerbiamas Raslanas, kad prieinamas. Iš tikrųjų, futbolą kas žaidžia? Principė, tie turtingų tėvų vaikai, futbolistai, taip vienas kitas galbūt. Futbolą turi žaisti alkanas vaikas. O tada bus viskas tvarkoje. Bet tam alkanui vaikui mokėti, kad tėvas mokėtų atėjus į grupę po 100-150 litų, jis neturi iš kur mokėti. Reiškia, reikia tvarkyti sistemą tokią, kad per savivaldybės, per sporto tas mokyklas, jos negriauti ir nerdyti, o kažką kurt, kad tos vaikus duot kažkokią jiems šansą užsikabinti už gyvenimą. O tada bus tikriausiai kitaip. Tai kad jūs vėl neteisus, kadangi mes, kaip ir Rimas, jūs gal ir net nežinot, mes įrengėm 40 aikštelių mini tokių, taip, kaip ir Rimas turi pas save. Tos antras dalykas, tie žmonės, kurie renginėjo, Rimui net nežinant, manęs klausė, ar rengt Turskį ar nerengt, sakau, dėl futbolo renkit, darykit, kadangi... Aš kalbu ne apie... Dabar taip, dabar mes lygiai taip pat mes skolinomės, kad nedingtų Vilniuje stadionas. Nusipirkome Vėtros stadioną, taip, aikštė puikiausiai atitinka visus reikalavimus, pagal šitos visos suteiktos sąlygos irgi visiems treniruoti žaisti. Tuo pačiu dabar vedam dėrybas, gal išeis mums įkurti tokią mini Vilniuje, duoti žingsnį į akademiją, kadangi viena akademija, tai čia nieko jinai neduos Kauno. Vienas tas, taip kad jūs čia tikrai neteisus. Antras dalykas, pagrindinis dalykas, nėra pasaulyje niekur, kad federacija užsiimtų stadiono ar kokios statybom. Mes jau labai nedaug laiko turim, ponė Turski, aš žinau, kad jūs apie tą dirbtinę aikštę turit savo nuomonę. Pirmiausia, norėčiau Juliui pasakyti. Jeigu galima, labai trumpai. Greitai, pirmiausia, dėl tos mūsų aikštelės. Čia sporto departamentas mums davė tą aikštelę, čia nepriklausė nuo jokių ten įrengimų. Jie galėjo neįrenginėti, būtų kiti įrengę. Norinčiai įrengti yra daug, Juliau. Teisingai, ne viena ta firma yra Frontera, aš dėkingas jiem, normalus ten žmonės dirba, labai gerai sutarėm, bet yra ne viena. Dabar mano nuomonė dėl sintetinės aikštės. Sintetinė aikštė yra gerai mūsų klimatui treniruotim. Bet ir galbūt kai kuriuom rungtynėm. Bet iš principo sintetinė aikštė yra kenksminga sveikatai. Ir niekada, Juliau, atsiprašau, bet niekada, sutinkit su manim, kad niekada sintetinė aikštė neatstos natūralios žalios aikštės. Niekada neatstos. Čia mes galim sakyti, ką norim. Priklauso iš tikrųjų, nežinau, daug atsiliepimų, daug nuomonių iš tikrųjų. Man asmeniškai geriau natūraliai, manau daugumai natūraliai, bet aš kaip išeini ir po purvus reikia maudytis, tai geriau ant sintetinės. Dabar mes paklausysim, ką šiandien mums kalbėjo Tomas Danilevičius, Lietuvos rinktinės treneris. Pagrindinė problema buvo tikriausiai Lichtenšteinas, kai pralošėm Lichtenšteinę. Gavosi kažkoks tikriausiai lūžis. Galim pasakyti, kad buvo prarastas jau visas viltis dėl antros vietos. Paėmus visą ciklą, tai tikriausiai sužaidėm pagal savo galimybės.
Dabar girdžiu iš to sužaidėm pagal savo galimybės. Pritari Juliaus Kvedaro mintims, kad Lietuva yra žemesnio lygio komanda nei Lichtensteinas? Žiūrint į paskutinį ciklą, Lichtensteinas paėmė 4 taškus iš Lietuvos, Lietuva iš Lichtensteino tik 1. Bet, nelabai norėčiau sutikti, kad Lietuva žemesnio lygio negu Lichtensteinas. Kai žiūrėdavau rungtynes, kartais susidarydavo toks įspūdis, kad rinktinės futbolininkai ne visada persistengia. Kiekvienas rungtynės jam susikaupė, stengiamės tikrai laimėti ir tikrai ypač antrose rungtynėse, kaip tikrai galvojam apie revanšą, kaip galvojam, kad tikrai negalima nuvertinti varžovų, bet šis ciklas užburtas kažkoks ir paprasčiausiai neišėjo nieko padaryti, kad nemanau, kad atvažiuoja į rinktinę ir nesistengia. Tomai, perskaičiau, kad rinktinės lyderiai rinksis ar važiuoti rinktinę ar ne po to, kai sužinos naująjį trenerį. Manęs konkrečiai paklausė, manęs asmeniškai sako, ar tu važiuosi į rinktinę, ar toliau atstovausi, aš sakau, aš į rinktinę, kol būsiu reikalingas, visą laiką važiuosiu. Šemberis, Stankevičius, kurie jau yra subrendę, prisilaikys mano nuomonės, kad labai svarbu federacijos pasirinkimas, koks treneris bus ateičiai. O to, ar jie važiuos į rinktinę ar nevažiuos, tai čia jų asmeniškai reikia paklausti. Aš tik apie save galiu pasakyti. Gerai, Tomai, koks treneris tau tiktų? Kalbam apie lietuvius. Reikia pažiūrėti, kokią programą, ką jis nori tas treneris, kokie bus tikslai keliami, ne taip, koks treneris asmeniškai. Jeigu bus ten, pavyzdžiui, Petras, tai gerai, jeigu Jonas, tai negerai. Aš atsimenu 2009-uosius, atėjo Žutautas, jis aiškiai pasakė, kovosim dėl antros vietos, tai aš čia suprantu, yra tikslas. Čia suprantu, yra tikslas, aš irgi čia suprantu, bet ir buvo ten, kaip sakant, ir sakiau, kad kovojame iki to, kol su Lichtensteinu nepraradome. Kaip manai, ko pritrūko Žutautui, kad būtų tos pasiektos pergalės prieš Lichtensteiną? Ar ne Žutautui čia pritrūko? Vienam žmogui galvą nukirsti būtų lengviausiai, bet manau, kad čia ne tik tai Žutautas kaltas, kalti ir žaidėjai, kurie į aikštę nesužaidė pagal savo galimybės. Ką gali pasakyti apie kartų kaitą? Labai populiari tema šiuo metu. Labai populiarus dalykas, sakau, kartų kaita reikalinga į fiziologiją. Žmonės eina į priekį, žmonės sensta ir kažkada baigia futbolą. Bet tai man kaip pasakė, kad čia kartų kaita ir čia reikia vos ne viską pertvarkyti, tai aš tokį klausimą iš karto užduodu. Mikolijūnas, Šernas, Šesnauskas, Žaliukas, Pilibaitis, tie, kurie dabar rinkiniai žaidžia pagrindė, yra 24-27 metų vaikinai, tai aš manau, kad jie yra pačiam vaikų jėgų žydėjimai. Tai, kaip sakau, apart galima pasakyti Šemberą, Danilevičių, kuriems yra po 33, apie kokią kartų kaitą galim kalbėti. Tai jeigu reikia pakeisti 10 žaidėjų, tai aš manau, kad 10 žaidėjų, jeigu paimsim dabar vaikinus su 18-20 metų, tai aš manau, kad bus tragedija. Tomai, per rungtynes su Čekija buvo apdovanoti ir Jankauskas, ir Ražanauskas, ir Morinas, ir Preikšaitis, ir jiem buvo įteikti marškinėliai su kamuoliu. Tu kaip pats atstovavęs rinktiniai daugiau nei 10 metį, sakyk, tokios federacijos dovanos nežemintų tavęs? Čia tikriausiai kažkoks pagerbimas turi būti. Negali kaltinti, kad, žinai, pasikvieti žmonės gimtadieniai, vieni ateina, su kuriem kiti tik ranką paspausti, bet tai, kaip sakant, gerbi visus. O kaip, Tomai, vertini tokį dalyką, kai dabar federacija paskelbė konkursą treneriui? Tai maždaug aš dabar sugalvoju, aš siunčiu laišką ir aš noriu tapti treneriu. Suprantami tokie dalykai yra tau kaip profesionalui? Analogo tokio Europoje aš nežinau, ar yra, nors sakau, gal ir yra, gal čia yra visai normalus dalykas, tik tai aš to nežinau, bet man atrodo, kad bet kas gali nueiti, kaip sakytų, parašyti laišką į federaciją ir būti, kaip sakant, būti vienu iš konkurentų į trenerio postą. Labai gaila, bet mes nebeturime laiko pakalbėti apie tai, ką sakė ką tik Tomas Danilevičius. Aš vis dar noriu paliesti tą pinigų temą. Jūs esat pasirašęs, jūs sakot, kad ne 22 milijonai, o beveik 7 milijonai yra šių metų federacijos biudžetas. Kodėl toks didelis skirtumas tarp jūsų žodžių ir Liutauro Varanavičiaus? Dėl to, kadangi vienas dalykas, ką tu planuoji, ką tu turi. Reikia visuomet žiūrėti, aš pripratęs, ką tu turi. Gerai, kiek pinigų buvo šiemet išleista administracinėms išlaidoms? Ką turite omeny? Su treneriais, su visko? Taip. Visos federacijos darbuotojams turite omeny? Kiek administraciniam išlaidom šiemet Lietuvos? 100 000 išeina mūsų išleidžiama į mėnesį.
Į vieną mėnesį išleidžiam 100 000. Nu tai jau aš skaičiuoju, kad 1 200 Taip, 000. taip. Mes kitame laido gale turime Mindaugą Balčiūną, kuris yra Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius. Ir jis jums netrukus pasakys, kad krepšinio federacija, kuri surengė Europos krepšinio čempionatą, sugeba įsisukti su dar mažesniais pinigais. Pone Balčiūnai, labas vakaras. Sakykit, kiek krepšinio federacija šiemet išleido pinigų administracinėms išlaidoms ir kiek išleido iš viso? Na, administracinė išlaidų biudžetas pas mus sudaro apie 700 tūkstančių litų. Aišku, visą laiką norisi daugiau, tačiau federacijos galimybės yra šiuo atžvilgiu ribotos ir mes turime labai atsakingai rinkti žmonės, kuriuos samdome. Tai, sakysim, tas biudžetas, aišku, jis nėra sakykime, mūsų norimas, tačiau tai yra tos sąlygos, kurias galime savaip. Labai prastas ryšys. Užteks tiek. 700 000 pono Balčiūno, ačiū Jums Mindaugai, ir 1 200 000, kaip supratau, futbolo federacijos. Jūsų komentaras? Aš manau, kad vis tik tai reikia tobulinti vadybą, nes akivaizdu, kad lėšų administravimui išleidžiama nemažai, bet mes matom, kad pats futbolo plėtros sisteminis modelis kol kas neveikia, nors, kaip aš minėjau, mes federacijos garbė turim pasakyti, kad tikrai labai gerų dalykų buvo padaryta per šitą laiką. Aš manyčiau, kad yra atotrūkis tarp sakykime, pačios, tarp dirbančių žmonių regionuose ir tarp federacijos valdžios, kuri galbūt šiek tiek šiuo metu yra atitrūkus ir per daug dėmesio sutelkus į rinktinę. Vis dėlto, kokie yra prioritetai? Jeigu futbolo federacija pasakytų, pasirinkam prioritetą, plėtojam vaikų futbolą ir po 10 metų, kaip Julius sakė, turėsim rinktinę. Tada visiems Lietuvoje būtų aišku, kad mes nerenkam 2 taškų, kad štai ateina jauni, talentingi žmonės, mes ugdom ir einam į priekį. Tada po 10 metų mes žiūrim, kas padaryta šitoj srity ir nuo 10 000 mes gal turėsim 30 000 sportuojančių vaikų. Tai tada bus aiški Lietuvos futbolo plėtros strategija. Šito atveju dabar, sakykime, susikoncentruojam dėmesį į rinktinę, kuri pralaimi ir tada, sakykime, visiems Lietuvoje liūdna ir labai blogai. Tai aš manyčiau, kad artimiausiu metu padiskutavus federacijų viduje, nustačius prioritetus, akivaizdu, kad per keletą metų progresas padidėtų. Ko galim laukti 2012 po paskutinį sakinį, pone Žutautai? Iš Lietuvos? Lietuvos futbole, Lietuvos rinktinėje. Bet labai trumpai. Palinkėti geriausių rezultatų ir sėkmės ir duoti treneriui dirbti ne vieną ciklą. Aš manau, kad treneris turi ateiti ir dirbti ir tada reikalauti iš jo kažkokių rezultatų. Pone Turskė. Manau, laukti nėra ko, kadangi mūsų jaunimas, pagal mūsų jaunimo rezultatus matosi, reikia dirbti ir manau, už kokių metų 5 turėtų būti kažkokie rezultatai. Dabar kol kas nieko mes nesimato. Jūsų Kvedarai, paskutinis žodis. Paskutinis tas, kad jūs neteisingai viską čia su krepšinio sulyginot, kadangi mes išlaikom ir akademiją, mes mokam visiems treneriam. Nepasakė, valstybė mums skiria 167 000 litų. Pažymėkit Lietuvoje, 167 000 litų. Ant visų šitų rinktinių, ką išvardino gerbiamas Raslanas, mums skiria Lietuvos Respublikos valstybė 167 000 litų. Dar kartą aš jums kartuoju. Tai su tokiais, ką skiria valstybė, tai mes čia iš viso dar skaitomės aukso ten viršūnėje. Gerai, ko galima laukti 2012 iš Lietuvos futbolo ir futbolo rinktinės? Paskutinis sakinys. Iš futbolo rinktinės, iš kurios... Nacionalinės. Iš nacionalinės. Tai palaukit, reikia sulaukti 12 metų, reikia sulaukti trenerių, reikia sulaukti atrankos visų to. Mes tikimės ko geriausio, kai bus, tai bus. Bus vėl tikslas keliamas 2 vieta, 1 vieta, 15. Čia treneris turi pasakyti, jisai ką atsisėdęs, pasiskaičiavęs, ką jis pakels. Tada visas vykdomasis patvirtina. Jisai pats savo užsikrauna, ar aš užsikraunu 1 vietą, ar 2. Labai gerai man sakė Latvijos prezidentas, sako, ką mums reikia čia užsikrauti, visas tas, kai jūs sakot. Mums reikia užsikrauti 3 vietą. Nu tai taip ir yra. Tai jūs... Geriau kelkim realius tikslus ir tikėkime, kad kitais metais po kito ciklo mes kalbėsime ne apie tai, kaip patirta dar vieną fiasko, apie tai, kad Lietuvos rinktinė iškėlusi žemesnį tikslą pasiekė aukštesnį. Ačiū, kad buvot šį vakarą. Tiesioginė laida Futbolas LT baigėsi. Iki kitų susitikimų.